Ką tik tai girdėta Evangelija pagal Luką 10 skyrius 17-24 eilutės, kaip klausėmės, pirmieji žodžiai buvo: pasiklausykite Evangelijos, geroji žinia. Klausimas būtų, ar jau kokią nors gerą žinią šiandien išgirdote? Apart tai, kad šiandien yra pirmas mėnesio šeštadienis, kad galėjome jį dedikuoti iškart įžengę į bažnyčią Dievo motinai, melsdamiesi rožinį, čia geroji žinia. Bet šiandien dar geroji žinia yra tai, kad viešpats Jėzus, matydamas kiekvieno iš mūsų, pradžiugo šventąja dvasia ir tikiu, kiekvienam iš mūsų pasakė štai tokius žodžius: aš šlovinu tave, Tėve dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Šiandien jisai kreipiasi į kiekvieną iš mūsų, pavadindamas mažutėliais, ir kaip yra Jėzus nesykį net savo mamai ir savo broliams, savo giminaičiam pasakęs tokį pat atveju kaip ir čia, šioje bažnyčioje, kai kažkas norėjo pasakyti kaip privilegiją būti giminaičių Jėzaus, tai tipo privilegija. Sako: Jėzau, ten gale kažkur tai minios pabaigoje stovi tavo motina, tavo broliai, eik pas juos. Ir Jėzus tada pasakė gerą žinią mums, sako: kas mano motina, tėvas, broliai, seseris, tie, kurie yra čia su manimi, kurie klausosi mano žodžio ir jį vykdo. Štai tie mažutėliai, dėl ko džiaugiasi mano širdis. Ir kita geroji žinia yra tai, kad viešpats, jisai sako: džiaukitės ne todėl, kad esate lietuviai, žemaičiai. Džiaukitės ne todėl, kad šiandien turite galimybę užsidirbti geras pakankamai algas. Džiaukitės ne todėl, kad 80 metų mūsų tėvynėje Lietuvoje nėra karo. Džiaukitės ne todėl, kad mes galime šiandien laisvai vaikščioti, keliauti, kalbėti, ką norim, 34 laisvės ir nepriklausomybės metus. Džiaukitės netgi ne todėl, kad turite galimybę pakeliauti po visą pasaulį. Ir pasakysiu dar toks truputį ir šaržas. Netgi lietuvis, pasirodo, gali sumokėti už kavos puodelį 5 eurus oro uoste ir net nemirktelti. Džiaukitės ne todėl, kad turite tokią galimybę. Džiaukitės ir netgi ne todėl, jau kažkas iš jūsų turėtumėt kažkokias tai galias, kaip čia, pavyzdžiui, sako, šie mokiniai, va tie, tarptų mažutėlių buvo tie, kurie demonus dėdavo į vietą, priešus dėdavo į vietą, stebuklus darydavo, prikeldavo numirėlius, gydydavo ligonius. Sako, ne todėl. Džiaukitės pirmiausia, kad jūsų vardai įrašyti mano užrašų knygutėj. Aleliuja! Kad jūs esate pas mane, mano, kaip čia sakyti, šiuolaikiškai, esate pas mane Facebook'e draugiuose, aš jumis priėmiau. Štai dėl ko džiaukitės. Ir pasakysiu dar tokia gera žinia, tikrai nesureikšminkit, jeigu jūs laimėsit šį mėnesį rinkimus. Nežinau, galbūt iš jūsų kažkieno tai ten veidas kopūstų lauke važiuojant, mačiau net 2 veidai. Kopūstų lauke, gal jos yra kopūstininkės, nežinau, džiaukitės net jeigu kopūstų partija laimės ir jų ten būsite, tie veidai bus išrinkti, ne todėl džiaukitės. Viešpats sako, svarbiausia pasitikrinkite, nes mano draugai, pagal ką, mano reiškia, draugai mano sąraše, yra matuojami visai kitų matų. Tai pirmas dalykas – nuolankumas, mažumas, paprastumas, nusižeminimas, klusnumas. Žiūrėkite į mane, kaip sakė Jėzus. Jeigu norite būti mano sekėjai, savo kas nori sekti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Te pasiema savo kryžių. Kažkas iš jūsų turite
kryžių būti vyru. Vyrų kryžiai nėra lengvi. Kažkas iš jūsų gimėte moterimi. Moters kryžius tikrai nėra lengvas. Kažkas iš jūsų dabar dar esate vaikai. Vaiko kryželis atrodo nedidelis, bet vaikui tai pakankamai didelis. Mūsų kunigų kryžiai. Sako, štai tie, kurie pasiema tą kryžių nuolankiai, vykdo savo pareigas, nesimaivo, nenumeta savo svorių, savo kryžiaus kitiem ant pečių, sakydami, o kodėl aš turėčiau? Tegul dabar kiti tai daro. Bet tas, kuris klusniai vykdo mano dangiškojo tėvo valią, jis yra mano draugas, įrašytas mano užrašų knygutėj ir aš džiaugiuosi dėl jų, nes mano tėvas taip pat apreiškė tas paslaptis, apie kurias svajoja, kaip čia ką tik tai klausėtės, karaliai, prezidentai, per 1000 metų išminčiai, jie to neturėjo tokios galimybės, bet jūs, kurie esate draugai, kurie atėjote, jums pasisekė. Amen, aleliuja.